Atvirai pasakysiu, nepastebėjau, kad taip greitai dešimtmetis suartės. Per tą 10 metų vis tiek išaugo, visai priaugo nauja karta ir toj kartai visai turėtų būti malonus prisiminimai jų augimo, jų tobulėjimo metais. Ir tikiu, kad ta tradicija dar išsilaikys ne vienus metus. Man teikia labai daug vilčių ir pasitenkinimo. Ir aš tikiu, kad šitas olimpiados bus trauka jaunimui ir toliau. Ta plačia prasme jungtis, tobulėti ir išlaikyti lietuvišką dvasią, kaip sakant, mūsų pačių tarpe. Aš manau, kad tai yra savotiškas apsijungimas įvairių gyvenimo sluoksnių. Ar tai kaimas, ar tai miestelis, ar tai didmiestis. Reiškia, pats pagrindinis tikslas vis tiek tobulėti, išlaikyti bendruomenį į savo, reiškia, apimtimi jaunimą ir vyresniąją kartą. Tobulėjimu ir pasinaudojant tą progą, kaip sakant, išlaikyti savyje tas vertybės, kurios per sportą išryškėja žmogaus asmenybėje.